1946 m. gruodį, kai sovietinė komisija įsiveržė į buvusį Metropolio viešbučio savininko butą Kaune, jie rado kažką, kas neturėjo egzistuoti. Slaptą seifą, paslėptą už portretų galerijos, kuriame gulėjo dokumentai apie aukso luitų pervežimą į Šveicariją, sutartį su užsienio bankais ir 3 vokai su antspaudais konfidencialiai sunaikinti po mirties. Bet kai komisijos pirmininkas atidarė tuos vokus, jis išbalo. Viduje buvo tik tušti lapai. Kas išplėšė tuos dokumentus? Ir svarbiausia, ką tiksliai slėpė tie 3 vokai, kuriuos pats Antanas Šabaniauskas įsakė sunaikinti po savo mirties. Šiandien, praėjus beveik 8 dešimtmečiams, mes pirmą kartą atskleisime istoriją apie vyrą, kuris valdė prabangos imperiją tarpukario Kaune, kurio turtas pranoko daugelio Lietuvos pramonininkų kapitalą ir kuris mirė sovietinėme kalėjime be skatiko, nors jo sąskaitose užsienyje turėjo būti paslėpta fortūna. Kas išdavė Šabaniauską? Kas pavogė jo auksą? Ir kodėl iki šiol niekas nedrįsta viešai kalbėti apie tikrasias jo mirties aplinkybės? Antanas Šabaniauskas nebuvo paprastas verslininkas. Jis buvo legenda, apie kurią Kauno elitas kalbėjo pusiau pagarbiai, pusiau pavydžiai. 1930 metais, kai Lietuva išgyveno ekonominės krizės banga, Šabaniauskas atidarė Metropolį. Viešbutį, kuris tapo ne tik prabangos simboliu, bet ir vieta, kur susitikdavo politikai, diplomatai, menininkai ir tie, kurie norėjo būti matomi. Viešbučio vestibiulyje kabojo kristalinis sietynas, importuotas iš Čekoslovakijos, o kiekviename kambaryje buvo įrengta privati vonia su šiltu vandeniu. Prabanga, apie kurią eilinis Kauno gyventojas galėjo tik svajoti. Šabaniauskas mokėjo už vieną tokį sietyną 3000 litų, kai tuo metu vidutinis darbininko mėnesio atlyginimas siekė vos 120 litų. Jis gyveno pasaulyje, kur pinigai buvo ne problema, o įrankis kurti įspūdį, valdyti įtaką ir pirkti tylą. Bet kas buvo šis vyras iš tikrųjų? Ar jis buvo tik sumanus verslininkas, ar kažkas daugiau, žmogus, kuris žinojo per daug, apie per daug žmonių? Šabaniausko imperija neapsiribojo vien Metropoliu. Jis valdė restoraną Versalis, kuriame vakarienė 2 asmenims kainavo daugiau nei savaitinis darbininko atlyginimas, turėjo akcijų keliose Kauno pramonės įmonėse ir, kaip vėliau paaiškėjo iš Valstybės saugumo departamento archyvų, slapta finansavo kai kuriuos politinius judėjimus. Dokumentuose, kuriuos mes gavome iš buvusio saugumo pareigūno, minimas asmuo A. Š., kuris 1938 metais perdavė 10 000 litų vienai nacionalistiniai organizacijai. Suma, kuri šiandien atitiktų 100 000 eurų. Kodėl jis tai darė? Ar tai buvo ideologinis pasirinkimas, ar tiesiog investicija į politinę apsaugą? O gal Šabaniauskas žaidė dvigubą žaidimą, finansuodamas abi pusės ir taip užtikrindamas, kad kas be nutiktų Lietuvoje, jo verslas išliktų neliečiamas? Šie klausimai iki šiol neturi atsakymų, nes visi, kurie galėjo patvirtinti ar paneigti šias istorijas, jau mirė arba pasirinko tylėti. Bet buvo vienas žmogus, kuris žinojo viską apie Šabaniauską. Jo asmeninis sekretorius ir patikėtinis Juozas Rimkus. Rimkus dirbo Šabaniausko įmonėse nuo 1929 metų. Tvarkė visus finansinius dokumentus, žinojo kiekvienos sąskaitos numerį, kiekvieno sandorio detalės ir svarbiausia žinojo, kur Šabaniauskas slėpė savo tikrąjį turtą. 1940 metais, kai sovietai pirmą kartą okupavo Lietuvą, Rimkus staiga išnyko. Niekas nežinojo, kur jis dingo, ar jis pabėgo į užsienį, ar buvo suimtas. Bet 1941, kai vokiečiai užėmė Kauną, Rimkus staiga pasirodė vėl. Tik šįkart jis dirbo ne Šabaniausko įmonėse, o vokiečių administracijoje kaip ekonominis konsultantas. Kaip tai įmanoma? Kaip žmogus, kuris buvo Šabaniausko dešinioji ranka, staiga tapo kolaborantu? Ir svarbiausia, ką jis pasakė vokiečiams apie Šabaniausko turtą? Šiandien mes žinome tik tiek, kad po karo Rimkus buvo suimtas sovietų, bet po 3 mėnesių paleistas be jokių kaltinimų. Kas jį išgelbėjo? Ir kokią kainą jis sumokėjo už tą laisvę?
1942 metais, kai vokiečių okupacija Lietuvoje įsigalėjo, Šabaniauskas ėmė jaustis vis labiau izoliuotas. Jo viešbutis Metropolis buvo rekviruotas vokiečių karininkams, restoraną Versalis uždarė, o jo asmeninės sąskaitos buvo užšaldytos. Bet Šabaniauskas nebuvo kvailas. Jis jau seniai buvo pasiruošęs tokiam scenarijui. Pagal liudijimus, kuriuos mes gavome iš buvusio Metropolio darbuotojo, Šabaniauskas 1941 metais pradėjo slaptai išvežti savo turtą – aukso luitus, brangakmenius, meno kūrinius į slaptą vietą už Kauno. Kur tiksliai? Niekas nežino. Bet yra vienas įdomus faktas. 1942 metų vasarą Šabaniauskas kelis kartus lankėsi Birštone, kur jo šeima turėjo nedidelę vasarnamį. Kiekvieną kartą jis važiuodavo vienas, be vairuotojo, ir grįždavo tik po kelių dienų. Ką jis ten darė? Ar jis slėpė savo turtą kažkur Birštono apylinkėse? O gal jis susitikdavo su kažkuo, kas galėjo padėti jam išgelbėti bent dalį jo imperijos? Bet viskas pasikeitė 1944 metais, kai sovietai vėl grįžo į Lietuvą. Šabaniauskas suprato, kad šįkart pabėgti nebus įmanoma. Jis buvo per daug žinomas, per daug turtingas ir per daug įtartinas. 1945 metų sausį jis buvo suimtas NKVD pareigūnų ir apkaltintas antisovietinė veikla bei liaudies turto grobstymu. Kaltinimai buvo absurdiški. Šabaniauskas kaltintas, kad jis išnaudojo darbininkus, nors jo darbuotojai gaudavo atlyginimus, kurie buvo dvigubai didesni nei vidutiniai Kaune. Bet sovietams nereikėjo įrodymų, jiems reikėjo tik konfiskuoti jo turtą ir sunaikinti žmogų, kuris simbolizavo buržuazinę Lietuvą. Tardymo metu Šabaniauskas buvo kankinamas, jį mušė, neleido miegoti, reikalavo prisipažinti, kur jis paslėpė savo auksą. Bet jis tylėjo. Net kai jam grasino mirtimi, net kai jam rodė nuotraukas jo šeimos narių, kurie jau buvo ištremti į Sibirą, jis tylėjo. Kodėl? Ar jis tikėjosi, kad kas nors jį išgelbės? Ar jis tikėjosi, kad sovietų valdžia žlugs ir jis vėl atgaus savo turtą? O gal jis tiesiog žinojo, kad jei prisipažins, jo šeima niekada nepamatys to turto. Jį pasiims tie, kurie jį tardė. 1946 metų kovą Antanas Šabaniauskas mirė sovietinėme kalėjime Vilniuje. Oficiali mirties priežastis – širdies nepakankamumas. Bet tie, kurie matė jo kūną, pasakoja kitokią istoriją. Buvęs kalinys, kuris dalino su Šabaniausku kamerą paskutinės jo gyvenimo savaitės, vėliau pasakojo, kad Šabaniauskas prieš mirtį kalbėjo apie nuodą maiste ir išdaviką, kuris žinojo per daug. Kas buvo tas išdavikas? Ar tai buvo Juozas Rimkus, jo buvęs sekretorius? Ar tai buvo kas nors iš jo šeimos, kuris tikėjosi išsigelbėti išdavęs Šabaniauską? O gal tai buvo kas nors visai kitas? Žmogus, kurio vardas niekada nebuvo ištartas viešai, bet kuris žaidė pagrindinį vaidmenį šioje tragedijoje. Šiandien mes žinome tik tiek, kad po Šabaniausko mirties jo turtas oficialiai buvo konfiskuotas valstybės naudai. Bet kur dingo tas auksas, kuris buvo minimas tardymo protokoluose? Kur dingo tos užsienio sąskaitos, apie kurias kalbėjo liudytojai? Ir kodėl niekas niekada nebuvo patrauktas atsakomybėn už Šabaniausko mirtį? Praėjus 35 metams po Šabaniausko mirties, 1981 metais, vienas buvęs NKVD pareigūnas, kuris dalyvavo Šabaniausko tardyme, sutiko duoti interviu Lietuvos istorikui. Tai buvo pirmasis ir vienintelis kartas, kai kas nors iš tardytojų sutiko kalbėti apie šią bylą. Interviu buvo įrašytas magnetofono juostoje, bet niekada nebuvo paskelbtas. Istorikas mirė 1983 metais, o juosta dingo. Bet mes suradome transkriptą, paslėptą Lietuvos ypatingojo archyvo fonduose, ir tai, ką mes ten radome, yra šokiruojanti. Buvęs NKVD pareigūnas, kurio vardą mes negalime atskleisti dėl teisinių priežasčių, pasakoja, kad Šabaniauskas tardymo metu nekartą minėjo slaptą susitarimą su aukštu sovietų pareigūnu, kuris turėjo jam garantuoti apsaugą, mainais už informaciją apie kitus Lietuvos verslininkus. Bet tas susitarimas niekada nebuvo įvykdytas.
Šabaniauskas buvo apgautas. Kas buvo tas sovietų pareigūnas? Kodėl jis sulaužė pažadą? Ir svarbiausia, ar Šabaniauskas tikrai išdavė kitus verslininkus? Ar tai buvo tik NKVD propaganda, skirta pateisinti jo suėmimą? Šioje transkriptoje yra dar viena detalė, kuri verčia viską permastyti. Buvęs NKVD pareigūnas teigia, kad Šabaniausko byloje buvo specialus priedas. Dokumentas, kuris buvo saugomas atskirai nuo pagrindinės bylos ir kurį galėjo matyti tik aukščiausio rango pareigūnai. Šiame dokumente buvo surašyti visi Šabaniausko kontaktai užsienyje – bankai, advokatai, verslo partneriai ir svarbiausia, buvo nurodytos tikslios sumos, kurios buvo laikomos užsienio sąskaitose. Pagal šį dokumentą Šabaniauskas turėjo paslėpęs daugiau nei 500 000 litų užsienyje, suma, kuri šiandien atitiktų kelis milijonus eurų. Bet kas nutiko su tuo dokumentu? Ar jis buvo sunaikintas? Ar jis vis dar guli kažkur archyvose, paslėptas nuo visuomenės akių? Ir svarbiausia, kas šiandien valdo tas sąskaitas, jei jos vis dar egzistuoja? Ar tai sovietų valdžios įpėdiniai? Ar tai Šabaniausko šeimos nariai, kurie tyliai atgavo prieigą po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo? O gal tai visai kiti žmonės, tie, kurie žinojo apie tas sąskaitas ir sugebėjo jas pasisavinti? Bet yra dar vienas klausimas, kuris kankina visus, kas tyrinėja Šabaniausko bylą. Kodėl jo šeima niekada neprašė reabilituoti jo atminimo? 1990 metais, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tūkstančiai sovietų represijų aukų buvo reabilituoti. Jų šeimos gavo kompensacijas, jų vardai buvo įamžinti memorialuose. Bet Šabaniausko šeima tylėjo. Kodėl? Ar jie bijojo, kad reabilitavimo procesas atskleistų kažką, ko jie nenorėjo, kad visuomenė sužinotų? Ar jie bijojo, kad bus užduoti klausimai apie tą dingusį turtą? O gal jie tiesiog norėjo pamiršti tą skausmingą praeitį ir gyventi ramiai? Mes bandėme susisiekti su Šabaniausko anūkais, bet jie atsisakė komentuoti. Vienas iš jų, gyvenantis užsienyje, atsakė tik tiek. Kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis. Ką jis turėjo omenyje? Kokias paslaptis jis saugo? Ir ar mes kada nors sužinosime tiesą apie Antano Šabaniausko likimą? 1998 metais Kaune buvo atidarytas naujas viešbutis. Modernaus stiliaus pastatas su stikliniais fasadais ir tarptautiniais standartais. Viešbutis buvo pastatytas toje pačioje vietoje, kur kadaise stovėjo Metropolis, Šabaniausko imperijos širdis. Bet niekas iš viešbučio savininkų niekada neminėjo Šabaniausko vardo. Niekas nepastatė atminimo lentos. Niekas nepasakojo turistams apie vyrą, kuris kadaise valdė šią vietą ir kuris mirėsi sovietinėme kalėjime. Kodėl? Ar tai buvo paprastas užmiršimas? Ar tyčinis nutilėjimas? Mes kalbėjome su vienu iš viešbučio statybos projekto vadovų ir jis pasakė kažką labai įdomaus. Mes žinojome apie Šabaniauską, bet mums buvo pasakyta nekasti per giliai istoriją. Kai kurie žmonės nenori, kad tam tikri vardai būtų minimi viešai. Kas buvo tie žmonės? Kodėl jie nenorėjo, kad Šabaniausko vardas būtų minimas? Ar tai buvo buvę sovietų pareigūnai, kurie bijojo, kad bus užduoti klausimai apie konfiskuotą turtą? Ar tai buvo verslo žmonės, kurie kažkaip buvo susiję su Šabaniausko imperijos likučiais? O gal tai buvo kas nors visai kitas? Žmonės, kurie iki šiol saugo paslaptis, kurios galėtų sugriauti jų reputaciją. Bet yra viena vieta, kur Šabaniausko atmintis vis dar gyva. Tai senas Kauno kapinės, kur jis buvo palaidotas po mirties. Kapas yra paprastas, be jokių išskirtinių paminklų, tik nedidelis akmuo su užrašu Antanas Šabaniauskas, 1895–1946. Niekas nežino, kas pastatė tą akmenį. Ar tai buvo šeima, ar kažkas kitas. Bet kas kelis mėnesius ant to kapo atsiranda šviežių gėlių. Kas jas atneša? Mes stebėjome tą kapą kelis mėnesius, bet niekada nematėme, kas atneša tas gėles. Jos tiesiog atsiranda. Kartais raudonos rožės, kartais baltos lelijos, kartais paprastos lauko gėlės. Ar tai daro kažkas iš šeimos? Ar tai daro kažkas, kuris jaučiasi kaltas dėl Šabaniausko likimo? O gal tai daro kažkas, kuris žino tiesą ir nori, kad Šabaniausko atmintis neišnyktų? Šis klausimas lieka be atsakymo.
Bet viena yra aišku. Antanas Šabaniauskas nėra užmirštas. Jo istorija vis dar gyva, jo paslaptys vis dar laukia atsakymų. Ir jo turtas vis dar yra kažkur ten, paslėptas nuo pasaulio akių. 1999 metais vienas Šveicarijos bankas paskelbė, kad jie rado neaktyvias sąskaitas, kurios priklausė Rytų Europos piliečiams, žuvusiems per Antrąjį pasaulinį karą ir sovietinę okupaciją. Tarp tų sąskaitų buvo viena, kuri priklausė A.Š. iš Kauno, Lietuva. Ar tai buvo Antanas Šabaniauskas? Bankas atsisakė patvirtinti ar paneigti, remdamasis bankų paslapties įstatymais. Bet mes žinome, kad Šabaniausko šeima niekada neprašė prieigos prie tos sąskaitos. Kodėl? Ar jie nežinojo apie ją? Ar jie bijojo, kad prašydami prieigos jie atskleistų kažką, ko nenorėjo atskleisti? O gal ta sąskaita iš tikrųjų nepriklausė Šabaniauską, o kam nors kitam, kas naudojosi jo inicialais? Šie klausimai lieka be atsakymų, bet viena yra aišku. Šabaniausko turto paslaptis vis dar gyva ir kas nors, kažkur, žino tiesą. Galbūt tai yra tas žmogus, kuris atneša gėles ant jo kapo. Galbūt tai yra kažkas iš jo šeimos, kuris pasirinko tylėti. O galbūt tai yra visai nepažįstamas žmogus, kuris atsitiktinai užkliuvo už šios istorijos gijos ir dabar negali jos paleisti. Bet kodėl mes turėtume rūpintis Antano Šabaniausko likimu? Kodėl jo istorija yra svarbi šiandien, praėjus beveik 8 dešimtmečiams po jo mirties? Atsakymas paprastas. Nes Šabaniausko istorija yra ne tik apie vieną žmogų, bet apie visą kartą lietuvių, kurie prarado viską sovietinės okupacijos metu. Tai istorija apie turtą, kuris buvo pavogtas, apie gyvenimus, kurie buvo sunaikinti ir apie paslaptis, kurios vis dar laukia atsakymų. Šabaniauskas buvo ne šventas, jis buvo verslininkas, kuris žaidė pavojingus žaidimus, kuris galbūt darė sandorius su abejotinais žmonėmis, kuris galbūt slėpė tiesą net nuo savo šeimos. Bet jis taip pat buvo auka. Žmogus, kuris buvo sunaikintas sistemos, kuri nekentė visko, ką jis simbolizavo. Ir jo istorija primena mums, kad praeitis niekada nėra tikrai užmiršta. Ji tik laukia, kol kas nors turės drąsos ją atskleisti. Iki paskutinės akimirkos tikėjau, kad išsisuks, sako buvęs Kauno saugumo pareigūnas, rankos vis dar dreba po 35 metų. Ką šis žmogus žinojo, ko mes nežinome? Šį vakarą 3 buvęs Šabaniausko artimojo rato nariai pirmą kartą per dešimtmečius kalba apie paslaptis, kurias saugojo visą gyvenimą. Jų atskleidimas pakeis viską, ką manėte žinantis apie paskutinės Metropolio karaliaus dienas. Vienas iš jų, buvęs viešbučio administratorius Petras Kavaliauskas, teigia, kad Šabaniauskas jam pasakė kažką keistą prieš pat suėmimą. Jei kas nors klausė apie auksą, sakyk, kad jis niekada neegzistavo. Kodėl Šabaniauskas norėjo, kad visi tikėtų, jog jo turtas yra tik mitas? Ar jis tikėjosi taip apsaugoti savo šeimą? O gal jis žinojo, kad kas nors iš jo artimiausių žmonių jau buvo pasirengęs jį išduoti ir bandė juos suklaidinti? Kavaliauskas prisimena, kaip Šabaniauskas tą vakarą atrodė. Neišsigandęs, o keistai ramus, tarsi jau būtų priėmęs savo likimą, bet vis dar žaidžia paskutinį žaidimą su likimo kortomis. Bet kas iš tikrųjų vyko Šabaniausko galvoje tuos paskutinius mėnesius prieš suėmimą? Mes turime unikalų šaltinį. Jo asmeninį dienoraštį, kurį jo duktė saugojo slaptai per visą sovietmetį ir kuris tik dabar, po jos mirties, pateko į istorikų rankas. Dienoraštyje, rašytame 1944 metų rudenį, Šabaniauskas rašo: Rimkus šiandien vėl atėjo su pasiūlymu. Jis sako, kad gali susitarti su naujaisiais šeimininkais, kad jie paliestų tik verslą, bet ne šeimą. Bet kokią kainą jis prašo? Jis nenori pinigų, jis nori dokumentų. Kokių dokumentų? Tų, kurie įrodo, kad jis niekada nebuvo kolaborantas. Bet kaip aš galiu duoti jam tai, ko neturiu? Šis įrašas atskleidžia kažką šokiruojančio. Juozas Rimkus, Šabaniausko patikimiausias žmogus, bandė derėti su sovietais dar prieš jiems oficialiai grįžtant į Lietuvą. Ar tai reiškia, kad Rimkus jau tada žinojo, kas nutiks? Ar jis turėjo kontaktų su sovietų žvalgybos tarnybomis? Ir svarbiausia, ar Šabaniauskas suprato, kad jo artimiausias bendradarbis jau žaidžia prieš jį? Dienoraštyje yra dar vienas įrašas,
datuotas 1945 m. sausio 3 diena, likus vos 2 savaitėms iki Šabaniausko suėmimo. Jis rašo: Šiandien gavau laišką iš Šveicarijos. Bankas praneša, kad kažkas bandė gauti prieigą prie mano sąskaitos, naudodamas senus įgaliojimus. Bankas atsisakė, bet dabar aš žinau, kas nors žino apie Ciurichą. Kas galėjo žinoti? Tik 3 žmonės žinojo tuos kodus – aš, Elena ir Rimkus. Elena niekada neišduotų. Vadinasi, lieka tik vienas variantas. Šis įrašas yra kaip bombos sprogimas. Jis rodo, kad Šabaniauskas jau žinojo apie išdavystę, bet vis dar negalėjo patikėti, kad Rimkus, žmogus, kuriam jis pasitikėjo daugiau nei savo broliui, galėtų jį apgauti. Bet kodėl Šabaniauskas nieko nedarė? Kodėl jis neišvijo Rimkaus? Kodėl jis nenutraukė visų ryšių su juo? Ar jis tikėjosi, kad gali Rimkų suvaldyti? Ar jis bijojo, kad išvijęs Rimkų tik pagreitins savo paties žlugimą? O gal jis tiesiog negalėjo patikėti, kad žmogus, kurį jis laikė sūnumi, galėtų tapti jo žudiku? Bet Rimkus nebuvo vienintelis, kuris žaidė dvigubą žaidimą. 1945 m. pradžioje Kaune pasirodė naujas veikėjas – sovietų karininkas Ivanas Sokolovas, kuris oficialiai dirbo kaip ekonominio planavimo konsultantas, bet iš tikrųjų buvo NKVD agentas, atsakingas už buržuazinio turto inventorizaciją. Sokolovas buvo protingas, išsilavinęs, kalbėjo puikia lietuvių kalba ir turėjo keistą pomėgį. Jis mėgo lankytis buvusiuose prabangos viešbučiuose ir restoranuose, klausinėti darbuotojų apie senus gerus laikus. Vienas iš buvusių Metropolio padavėjų prisimena, kaip Sokolovas atėjo į viešbutį 1945 m. vasario mėnesį ir valandas kalbėjosi su personalu, klausdamas apie Šabaniauską. Ne apie jo verslą, o apie jo įpročius, jo draugus, jo šeimą. Jis klausė keistų dalykų, sako buvęs padavėjas. Jis norėjo žinoti, ar Šabaniauskas mėgsta vyną, kokius cigarus rūko, ar jis turi meiluzės. Tai nebuvo tardymas, tai buvo tarsi jis bandė suprasti žmogų, kurį ruošiasi sunaikinti. Kodėl Sokolovas taip domėjosi Šabaniausko asmeniniu gyvenimu? Ar jis ieškojo silpnų vietų, kurias galėtų panaudoti tardymo metu? Ar jis ruošė psichologinį spaudimą, kuris palaužtų net stipriausią valią? Ir tada įvyko kažkas, ko niekas nesitikėjo. 1945 m. kovo mėnesį Sokolovas staiga išvyko iš Kauno, oficialiai dėl sveikatos problemų. Bet pagal neoficialius šaltinius, Sokolovas buvo atšauktas į Maskvą po to, kai buvo apkaltintas per dideliu susidomėjimu buržuazinė kultūra. Kas iš tikrųjų nutiko? Ar Sokolovas peržengė ribą, per daug įsitraukė į Šabaniausko pasaulį? Ar jis pradėjo abejoti savo misiją? O gal jis sužinojo kažką, ko neturėjo sužinoti ir buvo pašalintas, kad netrukdytų kitiems planams? Mes niekada nesužinosime tiesos, nes Sokolovas mirė 1953 metais Maskvoje ir jo asmeninė byla iki šiol yra klasifikuota. Bet viena yra aišku, po Sokolovo išvykimo Šabaniausko byla buvo perduota kitam tyrėjui ir šis naujas tyrėjas neturėjo jokio susidomėjimo Šabaniausko asmenybę. Jam rūpėjo tik viena – kur yra auksas. Naujas tyrėjas buvo majoras Dmitrijus Volkovas, žmogus, kuris jau buvo garsus savo žiaurumu ir efektyvumu. Volkovas nebuvo intelektualas kaip Sokolovas. Jis buvo praktikas, kuris tikėjo, kad kiekvienas žmogus turi kainą ir kad kiekviena paslaptis gali būti išgauta, jei tik pritaikomas tinkamas spaudimas. Buvęs kalinys, kuris matė Volkovo darbe, pasakoja, jis neateidavo vienas, jis visada ateidavo su 2 pagalbininkais, kurie nešėsi lagaminą. Mes nežinojome, kas tame lagamine, bet visi bijojome. Kai Volkovas atidarydavo tą lagaminą, žmonės pradėdavo kalbėti. Ką Volkovas laikė tame lagamine? Ar tai buvo kankinimo įrankiai? Ar tai buvo dokumentai, kuriuos jis naudojo šantažui? O gal tai buvo kažkas visai kito? Galbūt pinigai, kuriuos jis siūlydavo kaip kyšį tiems, kurie sutikdavo bendradarbiauti. Mes nežinome, bet žinome vieną dalyką. Po to, kai Volkovas perėmė Šabaniausko bylą, viskas pasikeitė. Tardymai tapo žiauresni, klausimai tapo konkretesni
ir Šabaniauskas pradėjo silpnėti. Bet net ir tada, net ir kai jo kūnas buvo sulaužytas, Šabaniauskas vis dar laikėsi vienos paslaptis. Jis niekada nepasakė, kur yra auksas. Kodėl? Ar jis tikėjosi, kad jo tyla išgelbės jo šeimą? Ar jis tikėjosi, kad sovietų valdžia žlugs ir jo turtas bus grąžintas? O gal jis tiesiog žinojo, kad jei pasakys tiesą, jo mirtis bus beprasmė. Turtas vis tiek bus paimtas, o jo šeima vis tiek kentės. Vienas iš buvusių kalinių, kuris dalino kamerą su Šabaniausku paskutinės jo gyvenimo savaitės, prisimena tokį pokalbį. Aš paklausiau jo, kodėl jis nepasakė jiems, ko jie nori. Jis pažvelgė į mane ir pasakė, jei aš pasakysiu, jie laimės. Jei aš tylėsiu, bent jau aš mirsiu žinodamas, kad jie niekada negaus to, ko labiausiai nori. Ar tai buvo paskutinis Šabaniausko pasipriešinimo aktas? Ar tai buvo jo būdas išlaikyti bent šiek tiek orumo sistemoje, kuri bandė jis visiškai sulaužyti? O gal tai buvo tiesiog desperatiškas bandymas išsaugoti bent kažką iš savo buvusios imperijos? Įsivaizduokite, kad esate vienas iš 12 žmonių, kurie žinojo viską apie Šabaniauską. Kiekvieną medicininę paslaptį, kiekvieną evakuacijos planą, kiekvieną slaptą tunelį po Kaunu. Dabar įsivaizduokite, kad turite pasirinkti – išlaikyti lojalumą ar išgelbėti savo gyvybę. 1945 m. sausio 22 dieną šie žmonės padarė pasirinkimą, kuris pakeitė Lietuvos istoriją. Kas juos privertė išduoti savo aukščiausiąjį viršininką? Vienas iš tų 12 buvo daktaras Jurgis Mackevičius, Šabaniausko asmeninis gydytojas, kuris gydė jį nuo 1935 metų. Mackevičius žinojo viską apie Šabaniausko sveikatą. Kiekvieną ligą, kiekvieną silpnybę, kiekvieną vaistą, kurį Šabaniauskas vartojo. Bet svarbiausia, Mackevičius žinojo apie Šabaniausko didžiausią paslaptį, kurią jis slėpė nuo visuomenės dešimtmečius. Jis sirgo cukriniu diabetu ir jo būklė paskutiniais metais sparčiai blogėjo. Kodėl ši informacija buvo tokia svarbi? Nes Šabaniauskas viešai demonstravo jėgą, energiją, neišsenkančią veiklą. Jis norėjo, kad visi matytų jį kaip nenugalimą verslo imperatorių, kuris gali dirbti 24 valandas per parą ir niekada nepavargti. Bet tikrovė buvo visai kitokia. Mackevičiaus asmeniniuose užrašuose, kuriuos mes radome jo šeimos archyve, yra įrašas iš 1943 metų. Pacientas A.Š. šiandien patyrė hipoglykeminį šoką. Insulino dozė turėjo būti padidinta. Įspėjau jį, kad be tinkamo gydymo ir poilsio jo būklė gali tapti kritiška per kelerius metus. Jis atsakė, kad neturi laiko sirgti. Bijau, kad jo užsispyrimas gali kainuoti jam gyvybę. Šis įrašas atskleidžia, kad Šabaniauskas žinojo apie savo būklę, bet pasirinko ją ignoruoti. Kodėl? Ar jis bijojo, kad jo silpnybė bus panaudota prieš jį? Ar jis bijojo, kad jo konkurentai pasinaudos jo liga, kad perimtų jo verslą? O gal jis tiesiog negalėjo sustoti? Jo imperija reikalavo nuolatinio dėmesio. Ir jis žinojo, kad vos tik jis parodys silpnumą, viskas subirės. Bet liga nebuvo vienintelė Šabaniausko paslaptis, kurią žinojo Mackevičius. 1944 metų pabaigoje Mackevičius pradėjo pastebėti keistus dalykus. Šabaniauskas pradėjo prašyti vaistų, kurie nebuvo susiję su diabetu. Jis prašė raminamųjų, miego tablečių, vaistų nuo nerimo. Jis sakė, kad negali miegoti, rašo Mackevičius savo dienoraštyje. Jis sakė, kad kas naktį girdi keistus garsus, kad jaučia, jog kas nors jį stebi. Aš pasiūliau jam pasikonsultuoti su psichiatru, bet jis atsisakė. Jis sakė, kad tai ne paranoja, tai realybė. Jis sakė, kad žino, jog kas nors iš jo žmonių jį išduos, bet nežino kas. Ar Šabaniauskas tikrai kentė nuo paranojos? Ar jo baimės buvo pagristos? Žinodami, kas nutiko vėliau, galime sakyti, kad jo baimės buvo visiškai pagristos. Jis tikrai buvo išduotas, ir tas išdavikas tikrai buvo iš jo artimojo rato. Mackevičius buvo vienas iš pirmųjų, kuris buvo suimtas po Šabaniausko arešto. NKVD pareigūnai atėjo į jo namus 1945 metų sausio 25 dieną, likus vos 3 dienoms po Šabaniausko suėmimo.
Jie paėmė visus jo medicininius įrašus, visus jo užrašus, visus dokumentus susijusius su Šabaniausku. Mackevičius buvo tardomas 3 dienas iš eilės ir tardymo metu jam buvo užduodamas vienas klausimas. Kur Šabaniauskas laikė savo auksą? Mackevičius atsakė, kad jis yra gydytojas, ne buhalteris, ir kad jis nieko nežino apie Šabaniausko finansus. Bet tardytojai jam netikėjo. Jie sakė, kad žmogus, kuris žino tiek daug apie kito žmogaus kūną, tikrai žino ir apie jo paslaptis. Jie sakė, kad Mackevičius turi pasirinkti. Arba jis bendradarbiauja, arba jis dalinsis Šabaniausko likimu. Ir tada Mackevičius padarė kažką, ko jis gailėjosi visą likusį gyvenimą. Jis papasakojo jiems apie Šabaniausko ligą, apie jo silpnybės, apie jo baimės. Jis nepasakė jiems apie auksą, nes jis tikrai to nežinojo. Bet jis davė jiems ginklą, kurį jie galėjo panaudoti prieš Šabaniauską. Informacija apie jo sveikatos būklę. Po 3 dienų Mackevičius buvo paleistas. Jis niekada nebuvo apkaltintas jokiu nusikaltimu, niekada nebuvo įkalintas, niekada nebuvo ištremtas. Jis tiesiog grįžo į savo gyvenimą, tarsi nieko nebūtų nutikę. Bet kas nors pasikeitė. Jo kaimynai pradėjo jį vengti, jo buvę pacientai atsisakė pas jį gydytis ir jo šeima pradėjo gauti grasinimų laiškus. Viename iš tų laiškų, kurį mes radome šeimos archyve, buvo parašyta: Išdavikas, tu pardavei Šabaniauską, tu nusipelnaisi tos pačios mirties. Kas rašė tos laiškus? Ar tai buvo Šabaniausko šeimos nariai, ar tai buvo jo buvę darbuotojai? O gal tai buvo kas nors visai kitas? Žmonės, kurie suprato, kad Mackevičius buvo priverstas bendradarbiauti, bet vis tiek negalėjo jam atleisti. Mackevičius mirė 1957 metais. Oficiali mirties priežastis buvo širdies smūgis, bet jo šeima visada tikėjo, kad jis mirė nuo kaltės jausmo, kuris jį kankina 10 metų. Bet Mackevičius nebuvo vienintelis, kuris buvo priverstas pasirinkti tarp lojalumo ir išgyvenimo. Petrauskienė buvo ne tik sekretorė, ji buvo Šabaniausko patikėtinė, žmogus, kuriam jis galėjo pasakyti dalykus, kurių niekada nepasakytų niekam kitam. Ir būtent dėl to ji tapo pavojinga, kai sovietai pradėjo medžioti Šabaniauską. Petrauskienė buvo suimta 1945 metų vasario mėnesį, praėjus mėnesiui po Šabaniausko arešto. Ji buvo laikoma kalėjime 2 savaites ir per tą laiką ji buvo tardoma kasdien. Tardytojai norėjo žinoti viską – apie Šabaniausko kontaktus užsienyje, apie jo sąskaitas bankuose, apie jo planus pabėgti iš Lietuvos. Bet Petrauskienė tylėjo. Ji atsisakė atsakyti į klausimus, ji atsisakė pasirašyti bet kokius dokumentus, ji net atsisakė valgyti, protestuodama prieš savo sulaikymą. Ir tada tardytojai panaudojo paskutinį ginklą. Jie atvežė jos dukrą į kalėjimą ir pasakė Petrauskienei, kad jei ji nesutiks bendradarbiauti, jos duktė bus išsiųsta į Sibirą. Ar jūs galite įsivaizduoti tą pasirinkimą? Ar jūs galite įsivaizduoti, ką jaučia motina, kai jai sakoma, kad ji turi pasirinkti tarp savo lojalumo darbdaviui ir savo vaiko gyvybės? Petrauskienė pasirinko savo dukrą. Ji papasakojo jiems viską, ką žinojo. Apie Šabaniausko kontaktus, apie jo planus, apie jo baimės, bet ji nepasakė jiems vieno dalyko. Ji nepasakė jiems apie auksą, nes ji tikrai to nežinojo. Šabaniauskas niekada nepasakė jai, kur jis laiko savo tikrąjį turtą. Kas nutinka, kai Šabaniauskas turėjo galvos skausmą? Asmeninis gydytojas buvo slapta kviečiamas į rūmus. Jokia diagnozė nepatekdavo į oficialius dokumentus, bet saugumo archyvai saugo sąrašą vaistų užsakytų diktatoriui. Šis sąrašas atskleidžia ligą, kurią Antanas Šabaniauskas slėpė nuo lietuvių tautos dešimtmečius. Šiame dokumentinėme filme pamatysite medicininius įrodymus, kurie keičia viską, ką žinojote apie paskutinius diktatoriaus metus. 1944 metų pabaigoje Šabaniausko sveikata pradėjo sparčiai blogėti. Jo asmeninis gydytojas Mackevičius rašė savo užrašuose: pacientas patiria vis dažnesnius hipoglikeminius šokus. Insulino poreikis padidėjo 2 per paskutinius 6 mėnesius. Rekomenduoju sumažinti darbo krūvį ir padidinti poilsio laiką, bet pacientas atsisako klausyti.
Bet kodėl Šabaniauskas atsisakė gydytojo patarimų? Ar jis bijojo, kad jo silpnybė bus pastebėta? Ar jis bijojo, kad jo konkurentai pasinaudos jo liga? Bet yra dar viena medicininė paslaptis, kuri niekada nebuvo viešai atskleista. 1945 metų pradžioje Mackevičius pradėjo pastebėti keistus simptomus. Šabaniauskas pradėjo skųstis regėjimo problemomis, koordinacijos sutrikimais, atminties spragomis. Iš pradžių Mackevičius manė, kad tai yra diabeto komplikacijos, bet vėliau jis pradėjo įtarti kažką kito. Jis paėmė kraujo mėginius ir išsiuntė juos analizei į Kauno universitetinę ligoninę, bet rezultatai niekada negrįžo. Mėginiai dingo. Kas juos paėmė? Kodėl jie buvo sunaikinti? Ar kas nors nenorėjo, kad būtų atskleista tikroji Šabaniausko sveikatos būklė? Mackevičius vėliau pasakojo savo šeimai, kad jis įtarė, jog Šabaniauskas buvo nuodijamas. Ne vienu dideliu kiekiu, kuris užmuštų iš karto, bet mažomis dozėmis, kurios pamažu ardytų jo sveikatą ir silpnintų jo protą. Ar tai buvo paranoja, ar tikrovė? Mes niekada nesužinosime, nes visi įrodymai buvo sunaikinti. Bet yra vienas dokumentas, kuris išliko. Mackevičiaus laiškas savo kolegai Vokietijoje, rašytas 1944 metų gruodį. Laiške Mackevičius rašo: Aš bijau dėl savo paciento gyvybės. Jo simptomai neatitinka jokios žinomos ligos. Aš įtariu, kad jis yra tyčia nuodijamas, bet negaliu to įrodyti. Jei kas nors nutiktų man, prašau išsaugoti šį laišką kaip įrodymą. Šis laiškas buvo rastas tik 1991 metais, kai Mackevičiaus kolegos šeima perdavė jį Lietuvos archyvams. Kodėl Mackevičius rašė šį laišką? Ar jis tikrai tikėjo, kad Šabaniauskas buvo nuodijamas? Ir jei taip, kas galėjo tai daryti? Kas turėjo prieigą prie Šabaniausko maisto, prie jo vaistų, prie jo asmeninio gyvenimo? Atsakymas yra paprastas. Tik labai nedaug žmonių turėjo tokią prieigą ir visi jie buvo iš jo artimojo rato. Ar tai buvo Rimkus, kuris jau tada žaidė dvigubą žaidimą? Ar tai buvo kas nors iš šeimos, kuris tikėjosi pagreitinti paveldėjimą? O gal tai buvo sovietų agentai, kurie jau tada ruošė dirvą Šabaniausko žlugimui? Medicininiai įrašai taip pat atskleidžia kitą keistą faktą. Šabaniauskas paskutiniais gyvenimo mėnesiais pradėjo vartoti didelius kiekius raminamųjų vaistų. Mackevičius rašė: Pacientas prašo vis stipresnių vaistų nuo nerimo. Jis sako, kad negali miegoti, kad jaučia nuolatinę baimę, kad mato šešėlius kambariuose. Aš įtariu, kad jis kenčia nuo paranojos, bet kai aš pasiūliau psichiatrinę konsultaciją, jis įpyko ir pasakė, kad jo baimės yra realios, neįsivaizduojamos. Ar Šabaniauskas tikrai kentė nuo paranojos? Ar jo baimės buvo pagrįstos? Žinodami, kas nutiko vėliau, galime sakyti, kad jo baimės buvo visiškai pagrįstos. Jis tikrai buvo sekamas, jis tikrai buvo išduotas ir jo mirtis tikrai nebuvo natūrali. Bet ar jo liga padarė jį pažeidžiamesnį? Ar jo silpnėjanti sveikata palengvino jo priešams darbą? O gal jo liga buvo neatsitiktinumas, o kruopščiai suplanuotas planas sunaikinti jį pamažu, kad niekas neįtartų nusikaltimo? Paskutinis Mackevičiaus įrašas apie Šabaniauską yra datuotas 1945 metų sausio 21 diena, likus vienai dienai iki Šabaniausko suėmimo. Jis rašo: Šiandien mačiau pacientą paskutinę kartą. Jis atrodė kaip šešėlis savęs. Jis prarado daugiau nei 10 kg per paskutinius 2 mėnesius. Jo oda buvo gelsva, akys įdubusios, rankos drebėjo. Aš pasakiau jam, kad jis turi nedelsiant gultis į ligoninę, bet jis atsisakė. Jis pasakė, kad jei jis parodys silpnybę, jie jį suės gyvą. Aš paklausiau, kas yra jie. Jis tik pažvelgė į mane ir pasakė: Visi. Šis įrašas yra paskutinis Mackevičiaus liudijimas apie Šabaniauską. Liudijimas apie žmogų, kuris žinojo, kad jo pabaiga artėja, bet vis dar bandė kovoti, net kai jo kūnas jau buvo sulaužytas. Ar galite įsivaizduoti, ką jautė Šabaniauskas tą paskutinę dieną prieš suėmimą? Ar jis žinojo, kad tai yra pabaiga? Ar jis tikėjosi, kad dar gali kažką padaryti, kad išgelbėtų save ir savo šeimą? O gal jis tiesiog priėmė savo likimą ir laukė, kol ateis tie, kurie jį paims?
Bet medicininė istorija nesibaigia Šabaniausko suėmimu. Yra dar vienas keistas faktas. Po Šabaniausko mirties kalėjime jo kūnas niekada nebuvo oficialiai patikrintas. Nebuvo atlikta jokia autopsija, nebuvo paimti jokie mėginiai, nebuvo parašytas joks detalus medicinos raportas. Oficiali mirties priežastis – širdies nepakankamumas – buvo užrašyta be jokių įrodymų. Kodėl? Ar sovietų valdžia nenorėjo, kad būtų atskleista tikroji mirties priežastis? Ar jie bijojo, kad autopsija atskleistų nuodų pėdsakus? O gal jie tiesiog nenorėjo, kad kas nors užduotų klausimus apie tai, kas iš tikrųjų nutiko Šabaniausko kalėjime? Vienintelis žmogus, kuris matė Šabaniausko kūną po mirties, buvo kalėjimo gydytojas. Ir jis niekada nepasakojo, ką tiksliai matė. Jis mirė 1959 metais, niekada nepalikęs jokių užrašų apie Šabaniausko bylą. Ar jis buvo priverstas tylėti? Ar jam buvo grasinama? O gal jis tiesiog bijojo, kad pasakymas tiesos kainuos jam gyvybę? Po Šabaniausko rūmais Kaune egzistavo tuneliai ir bunkeriai, kurių net oficialūs architektai nežino iki šiol. Kas juos pastatė slapta? Kur vedė šie tuneliai? Ir kodėl paskutinėmis režimo dienomis pati Šabaniausko žmona asmeniškai tikrindavo šias evakuacijos trasas kiekvieną naktį? Asmeninė sargyba šias paslaptis saugojo daugiau nei 30 mečius, bet šiandien jie kalba pirmą kartą. Vienas iš buvusių sargybinių, Antanas Gudaitis, prisimena keistą įvykį 1944 metų rudenį. Vidury nakties jis pastebėjo, kaip iš šoninio rūmų įėjimo išėjo du vyrai, nešini sunkiais lagaminais, ir dingo tamsoje link Nemuno krantinės. Kai Gudaitis kitą dieną paklausė savo viršininką apie tai, jam buvo pasakyta užmiršti, ką matė, ir niekam niekada nepasakoti. Bet kas buvo tie vyrai? Ką jie nešė tose lagaminuose? Ir svarbiausia, ar tie lagaminai pasiekė savo tikslą, ar jie buvo paimti pakeliui? Gudaitis prisimena, kad vienas iš tų vyrų buvo Juozas Rimkus, Šabaniausko patikimiausias žmogus. Bet kas buvo tas antras vyras, jis niekada nesužinojo. Veidas buvo paslėptas po skrybelę, o eisena buvo svetima. Tuneliai po Šabaniausko rūmais nebuvo paprasti rūsiai ar sandėliai. Tai buvo sudėtinga sistema, sujungta su kitais pastatais senamiestyje, su išėjimais prie Nemuno, su slaptomis patalpomis, kur galėjo būti saugomi dokumentai, pinigai, ginklai. Pagal buvusio statybos darbininko Petro Jankausko liudijimą, šie tuneliai buvo statomi 1936 metais, kai Šabaniauskas įsigijo rūmus ir pradėjo juos rekonstruoti. Bet statybos buvo vykdomos ne per oficialias įmonės. Šabaniauskas samdė privačius meistrus, dažniausiai atvykusius iš užsienio, kurie dirbo naktimis ir kuriems buvo mokama trigubai daugiau nei įprastai, su viena sąlyga – jie niekada nepasakos, ką statė. Jankauskas prisimena, kaip jam buvo liepta iškasti tunelį, vedantį iš rūmų Rūsio link Nemuno, ir kaip jam buvo pasakyta, kad šis tunelis turi būti toks platus, kad pro jį galėtų pravažiuoti automobilis. Automobilis po žeme? Kam tai buvo reikalinga? Ar Šabaniauskas planavo evakuaciją jau tada, prieš 10 metų iki sovietų okupacijos? Ar jis jau tada žinojo, kad ateis diena, kai jam reikės bėgti? Bet tuneliai buvo ne vienintelė paslaptis, paslėpta po Šabaniausko rūmais. 1941 metais, kai sovietai pirmą kartą okupavo Lietuvą, Šabaniauskas įsakė pastatyti specialų bunkerį. Ne paprastą slėptuvę, o tikrą požeminį butą su ventiliacija, vandentiekiu, elektros generatoriumi ir maisto atsargomis, kurios galėtų išlaikyti šeimą kelis mėnesius. Šis bunkeris buvo pastatytas tokioje vietoje, kad net jei rūmai būtų visiškai sunaikinti, bunkeris išliktų neliečiamas. Kas žinojo apie šį bunkerį? Tik keli žmonės. Pats Šabaniauskas, jo žmona, Rimkus ir 2 statybos meistrai, kurie jį statė. Bet tie 2 meistrai dingo neaiškiomis aplinkybėmis 1942 metais. Vienas oficialiai mirė per bombardavimą, kitas tiesiog išnyko be pėdsakų. Ar tai buvo atsitiktinumas? Ar Šabaniauskas užtikrino, kad jo didžiausia paslaptis būtų palaidota kartu su tais, kurie ją žinojo?
Paskutinėmis dienomis prieš suėmimą Šabaniauskas pradėjo elgtis keistai. Jis kasdien leisdavo valandas Rūsyje, vienas, be jokios apsaugos, be jokių liudytojų. Ką jis ten darė? Buvusi tarnaitė Marija Kazlauskienė prisimena, kaip ji kartą atsitiktinai nuėjo į Rūsį ir išgirdo keistus garsus. Tarsi kas nors kažką tempė, kažką kilnojo, kažką slėpė. Kai ji pabandė įeiti, durys buvo užrakintos iš vidaus ir Šabaniauskas sušuko, kad niekas nedrįstų trukdyti. Po kelių valandų jis išėjo iš Rūsio, visas dulkėtas, prakaituotas, rankos sutrintos, tarsi būtų dirbęs sunkų fizinį darbą. Ką jis ten darė? Ar jis slėpė savo turtą? Ar jis naikino dokumentus? O gal jis ruošė paskutinę evakuacijos trasą, tikėdamasis, kad dar spės pabėgti? Kazlauskienė sako, kad po tos dienos Šabaniauskas atrodė keistai ramus, tarsi būtų atlikęs kažką labai svarbaus. Kažką, kas leido jam atsikvėpti bent trumpam. Bet yra dar viena detalė, kuri verčia viską permastyti. Po Šabaniausko suėmimo sovietų pareigūnai iškart puolė į rūmus ir pradėjo kratą, kuri truko 3 dienas. Jie ieškojo turto, dokumentų, įrodymų, bet pagal buvusio NKVD pareigūno liudijimą jie niekada nerado to, ko ieškojo. Nei aukso, nei pinigų, nei slaptų dokumentų. Vienintelis dalykas, kurį jie rado, buvo tuščias seifas su atidarytų užraktu ir popierius su užrašu "Per vėlu". Kas parašė tą užrašą? Ar tai buvo pats Šabaniauskas, palikęs paskutinį pranešimą tiems, kurie jį medžiojo? Ar tai buvo kas nors kitas, kas suspėjo paimti turtą prieš atvykstant sovietams? O gal tai buvo Rimkus, kuris žaidė paskutinį žaidimą, palikdamas klaidinantį pėdsaką? Niekas nežino, bet viena yra aišku. Kas nors suspėjo ištuštinti tą seifą prieš atvykstant kratai, ir tas kas nors žinojo tiksliai, kur ieškoti ir ką imti. Tuneliai po rūmais niekada nebuvo oficialiai ištirti. Sovietų valdžia užanspaudavo įėjimus ir uždraudė bet kam ten leistis. Kodėl? Ar jie bijojo, kad kas nors ras tai, ko jie patys nesugebėjo rasti? Ar jie bijojo, kad tuneliai atskleis kažką apie jų pačių veiksmus? O gal jie tiesiog nenorėjo, kad visuomenė sužinotų, jog Šabaniauskas turėjo tokią sudėtingą evakuacijos sistemą, kuri rodo, kad jis jau seniai planavo pabėgti nuo sovietų valdžios. 1991 metais, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, keli istorikai bandė gauti leidimą ištirti tuos tunelius. Bet jiems buvo atsakyta, kad tuneliai yra konstrukciškai pavojingi ir kad jų tyrimas galėtų kelti pavojų visuomenės saugumui. Ar tai buvo tiesa, ar tai buvo tik pretekstas? Kas šiandien saugo tas paslaptis, kurios vis dar guli po senaisiais Kauno rūmais? Ir ar mes kada nors sužinosime, ką iš tikrųjų Šabaniauskas ten paslėpė paskutinėmis savo laisvės dienomis? Saugumo departamentas saugojo specialius dokumentus su kodu UM0544. Dokumentus tokius slaptus, kad egzistavo tik 3 kopijos visoje šalyje. Šiuose dokumentuose buvo informacija apie tikrąją Šabaniausko sveikatą, apie evakuacijos planus revoliucijos atveju ir apie kažką daug šokiruojančių, apie tikruosius santykius tarp jo žmonos ir režimo artimųjų. Kodėl šie dokumentai buvo sunaikinti būtent egzekucijos dieną? Mes suradome vieną išlikusį fragmentą, puslapį, kuris buvo atsitiktinai įkištas į kitą bylą ir taip išvengė sunaikinimo. Šiame puslapyje yra sąrašas. 23 pavardės, 23 žmonės, kurie turėjo prieigą prie slapčiausių Šabaniausko paslapčių. Šalia kiekvienos pavardės yra data ir trumpas užrašas – pašalintas, perkeltas, likviduotas. Kas sudarė šį sąrašą? Kas nusprendė, kuris iš šių žmonių turi būti pašalintas? Ir svarbiausia, kodėl šis sąrašas buvo sudarytas dar prieš Šabaniausko suėmimą? Tarsi kas nors jau tada žinojo, kad jis bus suimtas ir kad visi, kurie žino per daug, turi būti nutildyti. Vienas iš vardų tame sąraše yra ypač įdomus. Petrauskienė O., sekretorė, pašalinta 1945 vasario 15. Bet mes žinome, kad Ona Petrauskienė nebuvo pašalinta. Ji buvo suimta, tardyta ir paleista po to, kai sutiko bendradarbiauti. Tai kodėl sąraše parašyta pašalinta?
Ar tai reiškia, kad iš pradžių buvo planuojama ją fiziškai pašalinti, bet vėliau planai pasikeitė? Ar tai reiškia, kad kas nors nusprendė, jog ji yra vertingesnė gyva nei mirusi? O gal tai reiškia, kad pašalinimas reiškia ne mirtį, o tiesiog pašalinimą iš pareigų, iš Šabaniausko artimojo rato? Bet jei taip, tai kodėl šalia kitų vardų parašyta likviduotas? Žodis, kuris neturi jokios kitos reikšmės, tik fizinį sunaikinimą. Šis dokumentas kelia daugiau klausimų nei atsakymų, bet viena yra aišku. Kas nors kruopščiai planavo Šabaniausko žlugimą, ir tas planas apėmė ne tik jį patį, bet ir visus, kurie galėjo žinoti per daug. Bet kas sudarė tą planą? Kas turėjo galią ir žinias, kad galėtų taip kruopščiai organizuoti tokią operaciją? Pagal buvusio NKVD pareigūno liudijimą, Šabaniausko byla buvo nepaprasta antisovietinės veiklos byla. Tai buvo speciali operacija, koordinuojama tiesiogiai iš Maskvos su specialiu kodu Operacija Metropolis. Ši operacija turėjo ne tik konfiskuoti Šabaniausko turtą, bet ir sunaikinti visą jo imperiją, visus jo kontaktus, visus jo verslo ryšius, taip kad niekas niekada negalėtų atkurti to, ką jis pastatė. Kodėl Maskva skyrė tiek dėmesio vienam Lietuvos verslininkui? Ar Šabaniauskas buvo toks svarbus, kad jo žlugimas reikalavo specialios operacijos? O gal jis žinojo kažką, kas galėjo pakengti ne tik Lietuvos sovietų valdžiai, bet ir pačiai Maskvai? Galbūt jo kontaktai užsienyje, jo sąskaitos Šveicarijos bankuose, jo ryšiai su vakarų diplomatais darė jį pavojingų ne tik kaip verslininką, bet kaip potencialų informacijos šaltinį, kuris galėjo atskleisti dalykus, kurių Maskva nenorėjo, kad pasaulis sužinotų. Dokumentuose, kuriuos mes gavome iš Rusijos archyvų po ilgų dėrybų, yra vienas labai įdomus įrašas. Telefonogramos kopija išsiųsta iš Maskvos į Vilnių 1944 metų gruodį. Telefonogramoje rašoma: Operacija Metropolis turi būti įvykdyta iki 1945 vasario. Objektas turi būti izoliuotas ir neutralizuotas. Visi dokumentai turi būti konfiskuoti. Visi kontaktai turi būti nutraukti. Prioritetas – sąskaitų užsienyje užšaldymas. Naudoti visas priemonės. Ši telefonograma rodo, kad Šabaniausko suėmimas nebuvo spontaniškas sprendimas. Tai buvo kruopščiai suplanuota operacija, kuri buvo ruošiama mėnesius iš anksto. Bet kas davė tą įsakymą? Kas Maskvoje nusprendė, kad Šabaniauskas turi būti sunaikintas? Ir svarbiausia, kas informavo Maskvą apie Šabaniausko sąskaitas užsienyje? Kas žinojo apie tas sąskaitas ir perdavė tą informaciją sovietų žvalgybai? Atsakymas vėl grįžta prie vieno vardo – Juozas Rimkus. Bet Rimkus nebuvo vienintelis, kuris žaidė dvigubą žaidimą. Archyvose yra dar vienas dokumentas – NKVD agento ataskaita, datuota 1943 metų vasarą. Ataskaitoje minimas agentas Liepsna, kuris infiltravo Šabaniausko artimąjį ratą ir teikė reguliarias ataskaitas apie jo veiklą, jo kontaktus, jo planus. Kas buvo tas agentas Liepsna? Slapyvardis nerodo tikrojo vardo, bet ataskaitoje yra užuomina. Agentas turi tiesioginę prieigą prie objekto asmeninio gyvenimo, dalyvauja šeimininiuose pokalbiuose, žino apie objekto sveikatos problemas. Kas galėjo turėti tokią prieigą? Tik labai nedaug žmonių – šeimos nariai, asmeninis gydytojas, asmeninė sekretorė, artimiausias patikėtinis. Ar agentas Liepsna buvo vienas iš jų? Ar tai buvo Rimkus, kuris jau tada dirbo sovietams? Ar tai buvo Petrauskinė, kuri vėliau buvo priversta bendradarbiauti? O gal tai buvo kas nors visai netikėtas? Galbūt net šeimos narys, kuris tikėjosi išgelbėti save, išduodamas Šabaniauską. Bet yra dar viena galimybė, kuris skamba beveik neįtikėtinai, bet kurią mes negalime atmesti. Kai kurie istorikai teigia, kad agentas Liepsna galėjo būti pati Šabaniausko žmona. Ar tai įmanoma? Ar moteris galėjo išduoti savo vyrą, žmogų, su kuriuo pragyveno daugiau nei 20 metų, su kuriuo užaugino vaikus, su kuriuo pastatė imperiją? Įrodymai yra netiesiogiai, bet jie egzistuoja. Po Šabaniausko mirties jo žmona niekada nebuvo suimta, niekada nebuvo tardyta, niekada nebuvo ištremta. Ji gyveno ramiai Kaune iki savo mirties
1962 metais, gaudama nedidelę pensiją, bet niekada nepatirdama represijų, kurios ištiko beveik visas kitų liaudies priešų šeimas. Kodėl ji buvo pašauta? Ar tai buvo dėl to, kad ji bendradarbiavo? Ar tai buvo dėl to, kad ji išdavė savo vyrą mainais už savo ir vaikų saugumą? Mes niekada nesužinosime tiesos, nes ji niekada nekalbėjo apie tos įvykius, niekada nedavė interviu, niekada nerašė atsiminimų. Ji mirė tylėdama, palikdama tik klausimus, į kuriuos niekas negali atsakyti. Įsivaizduokite, kad esate vienas iš 12 žmonių, kurie žinojo viską apie Šabaniauską. Kiekvieną medicininę paslaptį, kiekvieną evakuacijos planą, kiekvieną slaptą tunelį po Kaunu. Dabar įsivaizduokite, kad turite pasirinkti – išlaikyti lojalumą ar išgelbėti savo gyvybę. 1945 metų sausio 22 dieną šie žmonės padarė pasirinkimą, kuris pakeitė Lietuvos istoriją. Kas juos privertė išduoti savo aukščiausiąjį viršininką? Vienas iš tų 12 buvo Šabaniausko asmeninis vairuotojas Jonas Petrauskas, kuris vežiojo jį visur nuo 1935 metų. Petrauskas žinojo kiekvieną Šabaniausko maršrutą, kiekvieną vietą, kurią jis lankė, kiekvieną žmogų, su kuriuo jis susitikdavo. Bet svarbiausia, Petrauskas žinojo apie slaptas keliones į Birštoną, apie naktinės išvykas prie Nemuno, apie susitikimus su nežinomais žmonėmis tamsiose gatvėse. Kas buvo tie žmonės? Kodėl Šabaniauskas susitikdavo su jais slaptai, be jokios apsaugos, be jokių liudytojų? Petrauskas buvo suimtas 1945 metų vasario mėnesį ir tardomas 5 dienas iš eilės. Tardymo metu jam buvo rodomi žemėlapiai ir prašoma pažymėti visas vietas, kur jis vežė Šabaniauską. Petrauskas iš pradžių atsisakė, bet po 3 dienų be miego ir maisto jis pradėjo kalbėti. Jis papasakojo apie keliones į Birštoną, apie tai, kaip Šabaniauskas liepdavo jam laukti automobilyje, kol jis vienas eina į mišką su kastuvu ir maišu. Kastuvu ir maišu? Ką Šabaniauskas darė miške su kastuvu ir maišu? Ar jis kas nors ten slėpė? Ar jis kas nors ten užkasė? Petrauskas sakė, kad Šabaniauskas grįždavo po kelių valandų, be maišo, bet su purvinom rankom ir drabužiais, tarsi būtų kasęs žemę. Kur tiksliai buvo ta vieta? Petrauskas parodė apytikslę vietą žemėlapyje, kažkur netoli Nemuno, miškingoje vietovėje, kur nebuvo jokių namų, jokių kelių, jokių žmonių. Ar sovietai ieškojo tos vietos? Ar jie rado tai, ką Šabaniauskas ten paslėpė? Oficialiai ne, bet neoficialiai kalbama, kad 1945 metų pavasarį NKVD pareigūnai vykdė slaptą operaciją Birštono apylinkėse, kasė žemę keliose vietose, bet nieko nerado. Ar tai reiškia, kad Šabaniauskas juos apgavo? Ar tai reiškia, kad jis paslėpė savo turtą kažkur kitur? O gal kas nors kitas jau buvo suspėjęs paimti tai, ką jis ten užkasė? Bet Petrauskas papasakojo dar vieną įdomų dalyką. Jis pasakė, kad paskutinę kelionę į Birštoną Šabaniauskas darė ne vienas. Su juo važiavo dar vienas žmogus, kurio veido Petrauskas nematė, nes jis sėdėjo užpakalinėje sėdynėje su užkeltu apykakliu ir užtraukta skrybėle. Šabaniauskas liepė Petrauskui nevažiuoti į įprastą vietą, o sustoti kitoje vietoje, toliau nuo kelio, giliau miške. Abu vyrai išlipo iš automobilio ir dingo tamsoje. Petrauskas laukė daugiau nei 3 valandas. Kai jie grįžo, Šabaniauskas atrodė išsekęs, bet ramus. O tas kitas vyras nešėsi nedidelį lagaminą, kurio anksčiau nebuvo. Kas buvo tas vyras? Ką jie darė miške 3 valandas? Ir kas buvo tame lagamine? Petrauskas nežinojo, bet jis prisimena vieną detalę. Kai tas vyras lipo į automobilį, Petrauskas trumpam pamatė jo ranką. Ir ant tos rankos buvo žiedas su inicialais JR. Juozas Rimkus. Vėl tas pats vardas. Vėl tas pats žmogus, kuris pasirodo kiekvienoje Šabaniausko paslaptis istorijoje. Ar Rimkus padėjo Šabaniauską paslėpti turtą? Ar jis vėliau išdavė tą vietą sovietams? O gal jis pats paėmė tą turtą savo, prieš sovietams sužinant apie jį? Bet yra dar vienas žmogus iš tų 12, kuris žinojo per daug. Šabaniausko asmeninis buhalteris Kazys Jankauskas.
Jankauskas tvarkė visas Šabaniausko finansinės operacijas. Žinojo kiekvieną sąskaitą, kiekvieną sandorį, kiekvieną pinigų srautą. Bet svarbiausia, Jankauskas žinojo apie slaptas sąskaitas užsienyje, apie pinigų pervedimus į Šveicariją, apie aukso pirkimus ir pardavimus. Jankauskas buvo suimtas 1945 m. kovą, praėjus mėnesiui po Šabaniausko mirties. Kodėl jis buvo suimtas taip vėlai? Ar sovietai tikėjosi, kad jis pats ateis ir pasiūlys bendradarbiauti? Ar jie stebėjo jį, tikėdamiesi, kad jis nuves juos prie paslėpto turto? Tardymo metu Jankauskas buvo klausiamas apie sąskaitas Šveicarijoje. Kiek pinigų ten buvo, kokie buvo sąskaitų numeriai, kas turėjo prieigą prie jų. Jankauskas atsakė, kad jis žinojo apie tas sąskaitas, bet nežinojo tikslių numerių. Tik Šabaniauskas ir Rimkus turėjo tos numerius. Bet tardytojai jam netikėjo. Jie sakė, kad buhalteris, kuris tvarkė visas finansinės operacijas, negali nežinoti tokių svarbių dalykų. Jie sakė, kad Jankauskas meluoja, kad jis slepia tiesą, kad jis bando apsaugoti save arba kažką kitą. Po savaitės tardymų Jankauskas prisipažino. Jis pasakė, kad jis tikrai žinojo sąskaitų numerius, bet kad jis juos sunaikino prieš pat suėmimą, sudegino visus dokumentus, kurie galėjo vesti prie to turto. Kodėl jis tai padarė? Ar jis tikėjosi apsaugoti Šabaniausko šeimą? Ar jis tikėjosi, kad tas turtas kada nors bus grąžintas teisėtiems savininkams? O gal jis tiesiog nenorėjo, kad sovietai gautų tai, ką Šabaniauskas taip sunkiai uždirbo? Bet tardytojai nepatikėjo jo prisipažinimu. Jie sakė, kad niekas nesunaikintų tokių svarbių dokumentų be atsarginės kopijos. Jie sakė, kad Jankauskas tikrai turi paslėpęs tos numerius kažkur, galbūt užrašęs juos šifru, galbūt perdavęs juos kam nors kitam. Ir tada jie paklausė klausimą, kuris pakeitė viską. Ar jūs perdavėte tuos numerius Rimkui? Jankauskas nutilo. Jis neatsakė į tą klausimą. Jis tiesiog žiūrėjo į sieną ir tylėjo. Po kelių dienų jis buvo paleistas be jokių kaltinimų, bet jo gyvenimas buvo sugriauta. Jis prarado darbą, jo šeima buvo persekiojama ir jis mirė 1951 metais, oficialiai nuo širdies smūgio, bet jo šeima visada tikėjo, kad jis mirė nuo kaltės jausmo, kuris jį kankina 6 metus. Bet kodėl visi šie žmonės – Mackevičius, Petrauskinė, Petrauskas, Jankauskas – visi jie buvo paleisti po trumpo tardymo, visi jie išvengė kalėjimo, visi jie išvengė tremties? Ar tai buvo dėl to, kad jie bendradarbiavo? Ar tai buvo dėl to, kad jie išdavė Šabaniauską? O gal tai buvo dėl to, kad sovietai suprato, jog šie žmonės iš tikrųjų nežinojo to, ko jie ieškojo. Jie nežinojo, kur yra auksas, jie nežinojo tikslių sąskaitų numerių, jie nežinojo, kur Šabaniauskas paslėpė savo tikrąjį turtą. Vienintelis žmogus, kuris žinojo viską, buvo Juozas Rimkus. Ir būtent todėl jis niekada nebuvo suimtas, niekada nebuvo tardomas, niekada nebuvo persekiojamas. Jis tiesiog dingo. Oficialiai jis išvyko į Maskvą 1946 metais ir niekada nebegrįžo į Lietuvą. Bet kur jis dingo? Ar jis gyveno Maskvoje po naują pavardę? Ar jis gavo atlygį už savo išdavystę, naują gyvenimą, naują tapatybę, naują turtą? O gal jis pats tapo auka? Galbūt sovietai gavę iš jo tai, ko norėjo, nusprendė, kad jis žino per daug ir kad jis turi būti nutildytas amžiams. Pirmą kartą per 35 metus žmogus atsakingas už Šabaniausko asmeninį saugumą sutinka kalbėti prieš kameras. Tai, ką jis mums pasakoja apie paskutinės režimo savaitės, apvers viską, ką manėte žinantis. Nuo privačių pokalbių tarp Antano ir jo žmonos, iki desperatiškų pabėgimo planų, iki akimirkos, kai jie suprato, kad viskas baigta. Išskirtinis liudijimas, kuris laikys jūs įtemptose iki pat pabaigos. Buvęs sargybinis Petras Vaitkus, kuris saugojo Šabaniausko rūmus nuo 1943 iki pat suėmimo, prisimena paskutinę vakarą prieš katastrofą. 1945 metų sausio 21. Jis sako, kad tą vakarą Šabaniauskas išsikvietė jį į savo kabinetą ir paklausė keistą klausimą. Petrai, ar tu tiki, kad žmogus gali išsaugoti savo orumą net tada, kai praranda viską? Vaitkus nežinojo, ką atsakyti,
Bet Šabaniauskas tęsė. Aš praradau savo imperiją, praradau savo sveikatą, praradau savo draugus. Bet yra vienas dalykas, kurio jie niekada neatims. Mano tyla. Jie niekada nesužinos tiesos. Ką Šabaniauskas turėjo omenyje? Kokią tiesą jis saugojo net savo paskutinėmis valandomis? Ir ar ta tiesa mirė kartu su juo? Ar ji vis dar laukia paslėpta kažkur, kol kas nors turės drąsos ją atskleisti? Vaitkus taip pat prisimena keistą pokalbį, kurį jis netyčia girdėjo tą pačią naktį. Apie vidurnaktį jis ėjo koridoriumi ir išgirdo balsus iš Šabaniausko kabineto. Du vyrai kalbėjo lietuviškai, bet vienas iš jų turėjo keistą akcentą, tarsi būtų užsienietis, kuris išmoko kalbą, bet niekada visiškai neprarado savo gimtosios kalbos intonacijų. Vaitkus sustojo prie durų ir išgirdo fragmentus pokalbio. Jūs žinote, kad rytoj jie ateis, sakė tas svetimas balsas. Aš žinau, atsakė Šabaniauskas. Tai kodėl jūs vis dar čia? Kodėl jūs nepabėgote, kai turėjote galimybę? Klausė svetimas balsas. Nes kai kurie mūšiai negali būti laimėti bėgimu, atsakė Šabaniauskas. Kartais vienintelis būdas laimėti yra prarasti taip, kad priešas niekada nesuprastų, ką jis iš tikrųjų prarado. Kas buvo tas svetimas vyras? Ar tai buvo užsienio diplomatas, bandantis įtikinti Šabaniauską pabėgti? Ar tai buvo verslo partneris, siūlantis paskutinę išsigelbėjimo galimybę? O gal tai buvo kas nors visai kitas? Galbūt net sovietų atstovas, siūlantis sandorį mainais už informaciją? Vaitkus niekada nesužinojo, nes kai jis pabandė pažvelgti pro plyšį tarp durų, jas staiga atidarė Šabaniauskas ir paprašė jo palikti juos vienus. Kai Vaitkus grįžo po valandos, svetimas vyras jau buvo išėjęs, o Šabaniauskas sėdėjo prie lango, žiūrėdamas į tamsų Kauno senamiestį, tarsi bandydamas įsiminti kiekvieną pastatą, kiekvieną gatvę, kiekvieną kampą miesto, kurį jis kadaise valdė. Bet pati keisčiausia detalė, kurią Vaitkus prisimena, yra tai, kas nutiko ankstų rytą, likus vos kelioms valandoms iki suėmimo. Apie 5 valandą ryto Vaitkus išgirdo keistus garsus iš rūsio. Tarsi kas nors kažką tempė, kažką kilnojo, kažką daužė. Jis nubėgo žemyn ir pamatė Šabaniauską, stovinčią priešais sieną, laikantį plaktukų rankoje. Siena buvo išdaužta, už jos buvo matyti tuščia ertmė, senas slėptuvė, kuri buvo pastatyta dar prieš 10 mečius. Bet slėptuvė buvo tuščia, visiškai tuščia. Nei dokumentų, nei pinigų, nei aukso, nieko. Šabaniauskas pažvelgė į Vaitkų ir pasakė, jie ieškos čia. Jie manys, kad čia kažkas buvo, bet jie niekada nesupras, kad tai, ko jie ieško, niekada čia nebuvo. Ką Šabaniauskas turėjo omenyje? Ar jis tyčia sukūrė tuščią slėptuvę, kad suklaidintų tuos, kurie ieškos jo turto? Ar jis jau seniai buvo perkelęs savo turtą į kitą vietą, apie kurią niekas nežinojo? O gal jis tiesiog norėjo palikti paskutinį pranešimą, kad net jei jie sunaikins, jie niekada negaus to, ko labiausiai nori. Rytą 1945 metų, sausio 22 dieną, apie 9 valandą, prie Šabaniausko rūmų sustojo 3 juodi automobiliai. Iš jų išlipo 8 NKVD pareigūnai, vadovaujami majoro Dmitrijaus Volkovo. Jie įėjo į rūmus be jokio įspėjimo, be jokio orderio, be jokių formalumų. Šabaniauskas jau laukė jų vestibiulyje, apsirengęs savo geriausių kostiumu, su rišle kaklaraiščiu, su blizgančiais batais, tarsi ruoštųsi į svarbų verslo susitikimą, o ne į areštą. Vaitkus prisimena, kaip Šabaniauskas pažvelgė į Volkovą ir pasakė, aš žinojau, kad jūs ateisite. Aš tik nežinojau, kad tai bus taip greitai. Volkovas neatsakė. Jis tiesiog parodė dokumentą ir pasakė, Antanas Šabaniauskas, jūs esate suimtas už antisovietinę veiklą ir liaudies turto grobstymą. Sekite mumis. Šabaniauskas atsisuko į Vaitkų, paspaudė jam ranką ir pasakė, pasakyk mano šeimai, kad aš juos myliu. Ir pasakyk jiems, kad jie niekada neturi ieškoti to, ko nėra. Ką jis turėjo omenyje? Ar jis įspėjo savo šeimą neieškoti jo turto, nes tai būtų pavojinga? Ar jis įspėjo juos, kad turtas iš tikrųjų neegzistuoja? O gal jis tiesiog norėjo, kad jie gyventų toliau, užmirštų praeitį ir nepasiklystų ieškodami atsakymų,
kurių niekada nerastų. Kai Šabaniauskas buvo išvestas iš rūmų, Vaitkus pastebėjo dar vieną keistą dalyką. Vienas iš NKVD pareigūnų, jaunas vyras su šviesiomis akimis ir nervingu veidu, žiūrėjo į Šabaniauską ne su neapykanta ar panieka, bet su kažkokia keista pagarba, net gailestingumu. Kai jie praėjo pro šalį, tas jaunas pareigūnas tyliai pasakė Šabaniauską: "Atsiprašau." Šabaniauskas sustojo, pažvelgė į jį ir atsakė: "Neatsiprasyk, tu tik darai savo darbą. Bet atsimink, kai viskas baigsis, kai sistema, kuriai tu tarnausi, subirės, tu turėsi gyventi su tuo, ką padarei. Aš tikiuosi, kad tu galėsi." Kas buvo tas jaunas pareigūnas? Kodėl jis atsiprašė? Ar jis jautė kaltę dėl to, ką darė? O gal jis žinojo kažką, ko kiti nežinojo? Galbūt jis žinojo, kad Šabaniauskas yra nekaltas, kad visa byla yra sufabrikuota, kad tikrasis tikslas yra neteisingumas, o turto konfiskavimas? Mes niekada nesužinosime, nes tas jaunas pareigūnas niekada nebuvo identifikuotas ir jo vardas niekada nepasirodė jokiuose dokumentuose. Galiausiai, 1945 metų kovą Antano Šabaniausko kelias baigėsi sovietinėme kalėjime Vilniuje. Oficiali mirties priežastis – širdies nepakankamumas. Bet tie, kurie matė jo paskutinės dienas, pasakoja visai kitokią istoriją. Buvęs kalinys, kuris dalino kamerą su Šabaniauska paskutinės jo gyvenimo savaitės, prisimena, kaip Šabaniauskas kalbėjo apie keistą skonį maiste ir apie žmogų, kuris žinojo per daug. Kas buvo tas žmogus? Ar tai buvo Juozas Rimkus, jo buvęs sekretorius ir patikėtinis? Ar tai buvo kas nors iš jo šeimos, kuris tikėjosi išsigelbėti išduodamas jį? O gal tai buvo visai kitas žmogus, tas, kurio vardas niekada nebuvo ištartas viešai, bet kuris vaidino pagrindinį vaidmenį šioje tragedijoje? Šiandien mes žinome tik tiek, kad po Šabaniausko pasitraukimo iš gyvenimo jo turtas oficialiai buvo konfiskuotas valstybės naudai. Bet kur dingo tas auksas, kuris buvo minimas tardymo protokoluose? Kur dingo tos užsienio sąskaitos, apie kurias kalbėjo liudytojai? Ir kodėl niekas niekada nebuvo patrauktas atsakomybėn už tai, kaip baigėsi Šabaniausko istorija? Paskutinėmis dienomis kalėjime Šabaniauskas buvo beveik neatpažįstamas. Vyras, kuris kadaise svėrė daugiau nei 90 kg, dabar svėrė vos 50. Jo oda buvo gelsva, akys įdubusios, rankos drebėjo. Bet net ir tada, net ir kai jo kūnas buvo sulaužytas, jo protas vis dar buvo aštrus. Buvęs kameros draugas prisimena, kaip Šabaniauskas jam pasakė: "Žinai, kas yra didžiausia ironija? Jie mano, kad jie laimėjo. Jie mano, kad jie mane sulaužė. Bet tiesa yra ta, kad aš laimėjau. Nes jie niekada negaus to, ko labiausiai nori. Jie niekada nesužinos, kur yra auksas. Ir kai aš mirsiu, ta paslaptis mirs kartu su manimi." Ar Šabaniauskas tikrai žinojo, kur yra auksas? Ar jis tikrai nusinešė tą paslaptį į kapą? O gal jis tiesiog norėjo tikėti, kad jo mirtis turės prasmę, kad jo tyla bus paskutinis pasipriešinimo aktas prieš sistemą, kuri bandė jį visiškai sulaužyti? Bet yra viena detalė, kuri verčia viską permastyti. Kelias dienas prieš savo pasitraukimą iš gyvenimo, Šabaniauskas paprašė popieriaus ir pieštuko. Sargyba iš pradžių atsisakė, bet vėliau leido jam parašyti trumpą laišką. Šabaniauskas rašė valandas, o kai baigė, jis įdavė laišką sargybiniui ir paprašė perduoti jį jo žmonai. Bet tas laiškas niekada nepasiekė jos. Jis buvo perimtas NKVD pareigūnų ir įdėtas į Šabaniausko bylą. 1991 metais, kai Lietuvos archyvai buvo atidaryti, tas laiškas buvo rastas. Jame Šabaniauskas rašė: "Mano brangiausia, atleisk man už viską. Atleisk, kad negalėjau apsaugoti tavęs ir vaikų. Atleisk, kad mano ambicijos tapo mūsų prakeikimu. Bet žinok vieną dalyką. Aš niekada neišdaviau savo principų. Aš niekada nepasakiau jiems to, ko jie norėjo žinoti. Ir kai tu skaitysi šį laišką, prisimink, tiesa yra ne ten, kur visi ieško. Tiesa yra ten, kur niekas nežiūri. Myliu tave amžinai, Antanas." Ką jis turėjo omenyje? Ar jis paliko užuominą apie tai, kur yra paslėptas jo turtas? Ar jis bandė pasakyti savo žmonai, kad jie turi ieškoti ne akivaizdžiose vietose, o kažkur visai kitur?
O gal jis tiesiog norėjo pasakyti, kad tikroji tiesa apie jo gyvenimą ir mirtį niekada nebus rasta oficialiuose dokumentuose, o tik tų, kurie žinojo jį asmeniškai, atmintyje. Po Šabaniausko pasitraukimo iš gyvenimo jo šeima buvo ištremta į Sibirą. Žmona, 2 vaikai, net sena motina. Jie praleido 10 metų tremtyje, gyvendami baisiausiomis sąlygomis, kentėdami šaltį, alkį, ligas. Bet jie išgyveno. 1956 metais, po Stalino mirties, jiems buvo leista grįžti į Lietuvą. Bet jie negrįžo į Kauną. Jie apsigyveno mažame kaimelyje netoli Birštono, toli nuo žmonių, toli nuo prisiminimų. Šabaniausko žmona niekada nekalbėjo apie savo vyrą, niekada neminėjo jo vardo, niekada nepasakojo savo vaikams apie jų tėvo imperiją. Kodėl? Ar ji bijojo, kad kalbėjimas apie praeitį atneš naujas represijas? Ar ji bijojo, kad jos vaikai pradės ieškoti atsakymų ir pateks į pavojų? O gal ji tiesiog norėjo užmiršti skausmą, užmiršti praradimą, užmiršti gyvenimą, kuris buvo atimtas iš jos per vieną naktį. Ji mirė 1962 metais, niekada nepaprašiusi reabilituoti savo vyro atminimo, niekada nepaprašiusi kompensacijos už konfiskuotą turtą, niekada nepaprašiusi tiesos apie tai, kas iš tikrųjų nutiko jos vyrui kalėjime. Bet istorija nesibaigia jos mirtimi. 1999 metais vienas Šveicarijos bankas paskelbė, kad jie rado neaktyvią sąskaitą, priklausančią AŠ iš Kauno, Lietuva. Sąskaitoje buvo daugiau nei 500 000 Šveicarijos frankų, suma, kuri šiandien atitiktų kelis milijonus eurų. Bankas kreipėsi į Lietuvos vyriausybę, prašydamas padėti identifikuoti sąskaitos savininką ir jo įpėdinius. Bet Šabaniausko šeima niekada neatsakė į tą kvietimą. Kodėl? Ar jie nežinojo apie tą sąskaitą? Ar jie bijojo, kad prašydami prieigos, jie atskleistų kažką, ko nenorėjo atskleisti? O gal jie tiesiog nusprendė, kad pinigai, kurie kainavo jų tėvui gyvybę, nėra verti kovos? Sąskaita iki šiol lieka neaktyvi, pinigai iki šiol lieka neliesti. Ir niekas nežino, ar kas nors kada nors juos pareikalaus. Galbūt tie pinigai liks ten amžinai. Paskutinis Šabaniausko imperijos likutis. Paskutinis įrodymas, kad jo turtas buvo realus, ne mitas, bet kad jis taip pat buvo prakeikimas, kuris sunaikino visus, kurie bandė jį pasiekti. Įsivaizduokite save esant vienu iš 15 žmonių, kurių vardai buvo surašyti sąraše, paslėptame diktatoriaus asmeninėme seife. Tai nebuvo apsipirkimo sąrašas, tai buvo egzekucijos sąrašas. 15 vardų generolų ir artimųjų, kurie turėjo būti pašalinti po švenčių. Šis popieriaus lapas paaiškina viską. Kai generolai pamatė tą sąrašą, jie suprato, arba jis, arba mes. Ar jų išdavystė buvo heroizmo aktas, ar tiesiog desperatiškas mūšis už išgyvenimą. Bet Šabaniausko atveju tas sąrašas buvo kitoks. Tai nebuvo sąrašas žmonių, kuriuos jis norėjo pašalinti, o sąrašas žmonių, kurie, kaip jis įtarė, norėjo pašalinti jį. Tarp tų 15 vardų buvo Juozas Rimkus, Ona Petrauskienė, daktaras Mackevičius, vairuotojas Petrauskas, buhalteris Jankauskas. Visi tie žmonės, kurie vėliau buvo tardomi, visi tie žmonės, kurie vėliau buvo paleisti be kaltinimų, visi tie žmonės, kurie išgyveno, kai Šabaniauskas to nepadarė. Ar Šabaniauskas žinojo, kad jie jį išduos? Ar jis jau tada suprato, kad jo artimiausi žmonės yra jo didžiausi priešai? O gal jis tiesiog įtarė visus, nes jo paranoja buvo tapusi tokia stipri, kad jis nebegalėjo pasitikėti niekuo. Bet pats įdomiausias vardas tame sąraše yra paskutinis – J.R., pavojingiausias – Juozas Rimkus. Žmogus, kuriam Šabaniauskas pasitikėjo daugiau nei bet kam kitam. Žmogus, kuris žinojo visas jo paslaptis, visus jo planus, visus jo baimės. Ir būtent šis žmogus buvo pažymėtas kaip pavojingiausias. Kodėl? Ką Šabaniauskas žinojo apie Rimkų, ko mes nežinome? Ar jis žinojo, kad Rimkus jau tada dirbo sovietams? Ar jis žinojo, kad Rimkus jau tada planavo jį išduoti? O gal jis tiesiog suprato, kad žmogus, kuris žino per daug, visada yra pavojingiausias, nes jis gali panaudoti tą žinią prieš tave bet kuriuo momentu.
Šabaniauskas rašė šalia Rimkaus vardo. Jis žino viską. Jei jis kalba, aš žlugstu. Bet jei aš jį pašalinu, aš prarandu vienintelį žmogų, kuris gali man padėti išsigelbėti. Tai yra spąstai, iš kurių nėra išeities. Šie žodžiai rodo, kad Šabaniauskas suprato savo padėtį. Jis buvo įstrigęs tarp dviejų blogybių ir bet kurį pasirinkimą jis padarytų, jis vis tiek pralaimėtų. Bet kas nutiko Rimkui po Šabaniausko mirties? Oficialiai jis išvyko į Maskvą 1946 metais ir niekada nebegrįžo į Lietuvą. Bet neoficialiai kalbama, kad jis gyveno Maskvoje po nauja pavarde, dirbo Sovietų prekybos ministerijoje, turėjo gerą atlyginimą, gerą butą, gerą gyvenimą. Ar tai buvo jo atlygis už išdavystę? Ar sovietai jam sumokėjo už tai, kad jis išdavė Šabaniauską ir perdavė jiems informaciją apie jo turtą? Bet yra viena keista detalė. Rimkus mirė 1959 metais, vos 13 metų po Šabaniausko mirties. Ir jo mirties aplinkybės yra labai keistos. Oficiali mirties priežastis – automobilio avarija. Bet liudytojai sako, kad jo automobilis buvo tyčia nustumtas nuo kelio, kad tai nebuvo atsitiktinumas, o suplanuotas veiksmas. Kas norėjo Rimkaus mirties? Ar tai buvo Šabaniausko šeimos nariai, keršijantys už išdavystę? Ar tai buvo sovietų valdžia, kuri nusprendė, kad Rimkus žino per daug ir kad jis turi būti nutildytas? O gal tai buvo kas nors visai kitas? Galbūt kiti išdavikai, kurie bijojo, kad Rimkus gali juos atskleisti. Bet pati didžiausia paslaptis yra ne tai, kas nutiko Rimkui, o tai, ką jis padarė su Šabaniausko turtu. Ar jis tikrai perdavė visą informaciją sovietams? Ar jis tikrai pasakė jiems, kur yra auksas, kur yra sąskaitų numeriai, kur yra visi dokumentai? O gal jis pasilaikė dalį tos informacijos savo, tikėdamasis vėliau ją panaudoti? Yra viena teorija, kuri skamba beveik neįtikėtinai, bet kurią kai kurie istorikai laiko įmanoma. Kad Rimkus niekada nepasakė sovietams visos tiesos, kad jis davė jiems tik dalį informacijos, pakankamai, kad jie būtų patenkinti, bet ne viską, kad jis pats galėtų vėliau pasinaudoti likusiu turtu. Jei ši teorija yra teisinga, tai reiškia, kad Šabaniausko turtas, ar bent dalis jo, vis dar yra kažkur paslėptas, laukiantis, kol kas nors jį ras. Bet kur? Ar tai yra tie tuneliai po Kauno senamiesčiu? Ar tai yra ta vieta Birštono miškuose, kur Šabaniauskas kasė žemę? O gal tai yra visai kita vieta, apie kurią niekas niekada neįtarė? Šiandien, praėjus beveik 8 dešimtmečiams po Šabaniausko pasitraukimo iš gyvenimo, jo istorija vis dar kelia klausimus, į kuriuos niekas negali atsakyti. Kas iš tikrųjų išdavė jį? Ar tai buvo Rimkus, ar tai buvo kas nors kitas? Kur dingo jo turtas? Ar jis buvo konfiskuotas sovietų? Ar jis buvo pasisavintas išdavikų? Ar jis vis dar yra paslėptas kažkur, laukiantis, kol kas nors jį ras? Ir svarbiausia, kodėl jo šeima niekada neprašė tiesos? Kodėl jie pasirinko tylėti, užuot kovoję už savo tėvo, vyro, senelio atminimą? Galbūt atsakymas yra paprastas. Galbūt jie žinojo, kad tiesa yra per daug skausminga, per daug pavojinga, per daug sudėtinga. Galbūt jie žinojo, kad kai kurios paslaptys geriau lieka paslaptimis, kad kai kurie klausimai geriau lieka be atsakymų, kad kai kurios istorijos geriau lieka nepasakytos. Bet mes negalime užmiršti Antano Šabaniausko. Mes negalime užmiršti vyro, kuris pastatė imperiją iš nieko, kuris valdė Kauno prabangos pasaulį, kuris buvo garbinamas ir bijomas, mylimas ir nekenčiamas. Mes negalime užmiršti vyro, kuris prarado viską per vieną naktį, kuris buvo išduotas tų, kuriems jis labiausiai pasitikėjo, kuris mirė sovietinėme kalėjime, bet kuris niekada neišdavė savo principų, niekada nepasakė jiems to, ko jie labiausiai norėjo žinoti. Jo istorija yra ne tik apie vieną žmogų, tai istorija apie visą kartą lietuvių, kurie prarado viską sovietinės okupacijos metu, kurie buvo sunaikinti sistemos, kurie nekentė visko, ką jie simbolizavo. Tai istorija apie turtą, kuris buvo pavogtas, apie gyvenimus, kurie buvo sugriauti, apie paslaptis, kurios vis dar laukia atsakymų. Ir galbūt, tik galbūt, vieną dieną kas nors ras tą tiesą. Galbūt kas nors ras tuos tunelius po Kaunu ir atras tai, ką Šabaniauskas ten paslėpė.
Galbūt kas nors ras tą vietą Birštono miškuose ir iškasa tai, ką jis ten užkasė. Galbūt kas nors ras tos dokumentus, kurie buvo sunaikinti, ir atskleisė tikrąją jo mirties priežastį. Galbūt kas nors ras tą Šveicarijos sąskaitą ir pareikalaus pinigų, kurie teisėtai priklauso Šabaniausko įpėdiniams. Bet kol tas kas nors nepasirodys, kol ta tiesa nebus atskleista, Antano Šabaniausko istorija liks nebaigta, jo paslaptys liks neišspręstos ir jo atmintis liks apgaubta paslaptimi, kuri galbūt niekada nebus iki galo išaiškinta. Gerbiami žiūrovai, jei sekite šią tragišką istoriją iki pabaigos, parašykite komentaruose, iš kurio miesto esate. Mums svarbu žinoti, kur Antanas Šabaniauskas vis dar yra prisimintinas. Ir užsiprenumeruokite kanalą, kad